ES parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje numatyta priemonė ankstyvas pasitraukimas iš žemės ūkio gamybos jau naudojasi ne vienas vyresnio amžiaus Lietuvos kaimo gyventojas. Priemonės tikslas užtikrinti žemės ūkio valdų gyvybingumą ir efektyvumą, stambinant ūkius, užtikrinti tam tikras pajamas vyresnio amžiaus valdų valdytojams, nusprendusiems pasitraukti iš prekinės žemės ūkio gamybos. Nuo šių metų, atsižvelgiant į Europos komisijos pastabas, taikomi sugriežtinti reikalavimai, vertinant pareiškėjo valdos ekonominį dydį buvusi iki paramos paraiškos pateikimo. Kaip žinia, pas mus pusiau natūrinis ūkis yra, kai valdos dydis yra nuo 1 iki 4 EDV, europinio dydžio vienetų, o jau virš 4 EDV yra jau tas grinai komercinis ūkis. Bet mes bandysim irgi Europos komisiją įtikinti, kad tokia riba yra per aukšta, mes pasirenkame 2 EDV ribą. Nutraukti ūkininkavimą ir už tai gauti kompensacijas gali pareiškėjai, kurie yra ne jaunesni kaip 55 metų amžiaus, tačiau dar nesulaukia nustatyto pensijinio amžiaus. Pretenduojantis į paramą pareiškėjas ir jo sutuoktinis privalo nutraukti prekinę žemės ūkio gamybą ir įsipareigoti niekada daugiau prie jos negrįžti. Taip pat perleisti žemę bei gyvulius, o savo reikmėms pasilikti ne daugiau kaip 3 hektarų žemės ūkio naudmenų ir 1 karvę. Ūkininkas pasitraukęs galės pasilikti savo 1 karvytę, bet tai nereiškia, kad iš tos karvytės paskui vėl atsiras karvių banda. Kompensacinės išmokos pareiškėjams mokamos 15 metų, bet neilgiau kaip jiems sukanka 70 metų. Kasmetinės išmokas sudaro 5348 litus viršinti pastovaus dydžio išmoką ir kintamo dydžio išmoką, kurios dydis priklauso nuo to, kiek nuosavybės teisę priklausančių žemės ūkio naudmenų ploto vyresnio amžiaus žemdirbiai perleis atsisakydami ūkininkavimo.